Labadiena visiems mus stebintiems, žiūrintiems. Šiandien Pravers komanda lankosi Joniškyje. Joniškio ligoninėje ir kalbina jums puikiai žinomą veidą, tikimės, kad puikiai žinomą veidą, gerbiamą vadovą ligoninės ir gydytoją Martyną Leniną. Labadiena. Labadiena. Na, pirmasis klausimas jums, kuris pas mus atkeliavo į Pravers komandos elektroninį paštą ir apie tai, gydytojas. Stojimai yra prasidėję ir jaunimui yra labai svarbu, kokios asmenybės žmogus turėtų būti, norėdamas rinktis tokią profesiją, nes įvairiausių yra pamąstymų. Vieni galvoja, kad tai labai įvaizdžio klausimas gydytojas, ar ne? Kaip yra faina būti gydytoju. Kiti įsivaizduoja, kad galbūt reikėtų pasirinkti todėl, kad galima labai normaliai, kabutėse aš dabar juokaudamas sakau, uždirbti ir užsidirbti. Na ir turbūt yra dar viena dalis, kuri ateina iš pašaukimo, eina iš kartos į kartą, iš šeimos į šeimą ir taip toliau. Bet turbūt būna ir išimčių. Tai visgi, koks žmogus, turėtų rinktis tokią profesiją? Sunku pasakyti, bet turbūt kaip ir Hipokrato laikais, ir mūsų laikais išlieka tas dalykas, kad tas, kuriam rūpi padėti kitam žmogui. Tas, kuriam rūpi padėti kitam žmogui, turbūt kaip bazinė savybė, o dabar medicina yra labai plati. Po to gali pasirinkti kokią sritį, ar tu nori ten labiau terapinę, chirurginę, reanimacinę ir panašiai. Medicina dabar itin keisis su skaitmenine transformacija, todėl žmonės, kurie dabar stos jau visai kitaip, visai kitokius iššūkius turės ir turės būti daug greičiau prisidatuoti prie pokyčių. Bet tai tikiuosi, kad jaunimas tą turi, nes to labai reikia, bet ne pas visą jaunimą tai matau. Tai, kas eina dėl įvaizdžio, tai būtų nevykėliai ir gaila, kad yra tų nevykėlių, kurie atėjo dėl įvaizdžio. Bet manau, kad tos specialybės jos redukuosis, nes su dirbtiniu intelektu, su skaitmenine transformacija labai daug tokių paviršutinių specialybių jos robotizuosis. Iš tikrųjų, už 10-15 metų tikrai. Ir liks tik tokios, arba labai sudėtingos, arba galbūt nešvarios specialybės, kur iš tikrųjų to reikės matyti, tarkim, kaip ir mūsų stacionaro skyriuose, dirbdamas gydytojų, slaugytojų, matai žmogų pačiuose baisiausiose būsenose. Ir reiškia, tau tai neturi sukelti kažkokio pasišlykštėjimo, turi padėti jam. Bet jeigu atvirai, tai aš manau, kad iš tikrųjų ne gydytojas yra ateities specialybė, galbūt, bet slaugytojas. Nes dabar gydytojai mes užimam tą rolę, kad tu esi sprendimų priėmėjas ir duomenų bankas, o mūsų telefonai jau dabar talpina milijonus kartų daugiau informacijos negu mes, ir turbūt šią vasarą išeis ChatGPT 5.0 ir jisai galės, o kas už 10 metų bus mes neįsivaizduojame su kvantiniais kompiuteriais, jisai galės perimti tą duomenų banko funkciją, todėl realiai liks tie gydytojai, kurie nebijo susitartų rankų, kuriems nedreba pirštai, kai reikia daryti procedūrą, reiškia, tie liks tas specialybė, reiškia, aš manau, kad žmonės čia neturi filosofuoti teoriškai, turi būtinai nueiti ir pabandyti pasavanoriauti priėmimo skyrių, į greitąją pagalbą, į slaugos stacionarą, kad nenusiviltų, nes deja medicinos studijos yra iš tikrųjų įvairiai tai kokybė, nežinau, kiek jos ten keičiasi. Tu ir tu vis mokais iš knygų, mokais ir po 6 metų gauni diplomą su kepurėlė ir po to pamatai, kad pacientas atrodo, kad tu dar nesi gydytojas. Nes realiai tu tampi gydytojų baigęs mokslus, bet iš tikrųjų tu esi tik ant popieriaus gydytojas. Po to turbūt turi dar 10 metų būti prie žmogaus, kad iš tikrųjų pataptum gydytoju. Tai tas klausimas ir man yra skaudu matyti, kai žmonės 6 metus investuoja savo gyvenimą, po to nusisuka kažkur, nes visai turėjo kitokį įsivaizdavimą apie tą sritį, negu tai yra iš tikrųjų. Studijų laikai, ar ne? Jūs irgi taip pat studijavot ir dabar atkeliavot į realybę, ar ne? Prisiminkit tuos pačius pirmuosius darbo metus, dienas galbūt. Kas jums buvo iššūkis ir tai buvo žiauriai neįtikėta? Mano darbas tai prasidėjo turbūt daug anksčiau, dėl to, kad aš nuo pirmo kurso pradėjau dirbti pagalbinių darbuotojų reanimacijos skyriuje, todėl aš, kai baigiau mediciną, 5 metus jau buvau dirbęs su žmonėm ir daug mirčių matęs, daug įvairiausių tokių situacijų, kraujo, vėmalų ir panašiai, tai manęs tas negazino,
Bet tai taip atsitiktinai įstojau į kitą sritį, ne į nematologiją, bet į skubią mediciną ir tada pamačiau tą tokį, koks bardakas gali būti priimimo skyriuje, kaip nepagarbiai ten gali būti ir nuodasime, kaip nestandartizuoti, tiesiog tai yra chaosas toksai. Ir mane tai turbūt labiausiai nustebino, kad aš buvau pripratęs, žinot, prie skyriaus, kur ten žmonės yra priimti prie aparatų, jie yra tylus, visi žino, kad reanimacija tokia kaip šventa vieta, neįleistas neįeisi, o staiga nueini priėmimą ir ten, žinot, penktadienio naktis, pilnatis, girtas, piktas, pjautas, muštas, dar kažkas tokio. Tai tas chaosas jisai taip nustebino. Ir nustebino tai, kad iš tikrųjų ta realybė klinikinė yra labai labai atitolus nuo to, kam vis dėlto dėja mes mokėmės. Manau, kad tai, kai mes mokėmės medicinoje, būtų galima per 2 metus išmokti. Teoriškai po to reikėtų 4 metus, tiesiog visą laiką reikia būti prie žmogaus, nes gydytojui yra pats svarbiausias dalykas, ne žinios, jos ateis ir jos dabar tu galės, bet jos yra prieinamos. Tam reikia knygą nešios su savim, tu gali pasižiūrėti ChatGPT ir sužinot kažką tais. Arba YouTube įsijungęs, bet to reikia patirties. Reikia būti prie žmogaus. Kuo daugiau reikia būti prie žmogaus ir jeigu to nesuteikia studijų galimybės, reikia būtinai savanoriauti. Būtinai savanoriauti, dirbti papildomai, dar kažką daryti, nes, tarasme, mano patirtim, tai 10-ukais mokytis medicinai yra nesunku. Galbūt kažką nustebins tai, bet tai nieko nereikš tau, kai tau reikės su pacientu dirbti. Šiuo metu jūs dar dirbate vadovu. Jūs esate vadovas. Darbas, ar ne, gydytojo ir vadovo. 2 skirtingos plotmės, kur reikia dar kitokių kompetencijų, ar ne? Kur yra didesnis iššūkis jums? Aš dirbu vadovu, turbūt žinau dėl to, aš nenorėčiau būti labai vadovu, nuoširdžiai labai nenorėčiau būti vadovu, bet dėja, kol kas, būdamas savo specialybėje, aš galiu dirbti tik įstaigoje, kur aš esu vadovas. Nuoširdžiai tai galiu pasakyti. Nes yra dar kaip veikia sistema, kaip ten visokių nelogiškumų yra, tai... Nes aš tai noriu dirbti gydytojų. Aš noriu dirbti gydytojų ir tam aš esu arba su kažkokia maža komanda žmonių, kurie itin nori siekti meistriškumo, galbūt galėčiau sudėlioti tos vadybinius procesus. Ten dirbant viešoje įstaigoje, turiu minėti, kad viešoji savivaldybėje pavaldžioj visokie viešieji pirkimai, ataskaitos ir kitos nesąmonės yra labai daug nesąmonių, kurios man rodo, kad jūs yra bevertės, nekuriančios vertės, jos galėtų būti robotizuotos ir automatizuotos, bet dėja tą darbą reikia padaryti, kad dirbdamas gydytojų tu galėtum suteikti maksimalią pagalbą žmonėms. Ir jeigu nedirbčiau gydytojų, neturėčiau tos laisvės taip džiazuoti kaip vadovas, nes tada būtum prisirišęs prie kėdės ir nuo kažkieno priklausomas. Nes būdamas vadovu, tai jeigu turi savo verslą, tai yra visai kitaip, bet būdamas viešos įstaigos vadovu, tu esi visų įkaitas. Nes realiai tu turi teisę dėti parašą, bet galę daryti darbą, nuo kurios tu esi priklausomas, ypač dirbant tolimesniam rajone turi kiti. Tai direktoriaus darbas, galėčiau pasakyti, labai vargina. Tarsi, gydytojo darbas taip nėra atsakomybė, kad reiškia padarysi klaidą, ten dėl Lietuvos teisinės sistemos galbūt pakliūsi į teismą, bet tu uždarai duris ir viskas pasibaigia. Vadovui. Jeigu šiaip administratoriui ar skyriaus vadovui galbūt mažiau, bet jeigu ligoninės vadovui, tai tenais visokio, žinot, nes tu visai už kažką atsakingas, kažkas gali vykti, ekstremali situacija, tenais karo grėsmė ir visa kita, tai, vargina tas iš tikrųjų. Bet čia manau, kad dėl to, kad yra iš valdysenos pusės, iš įstatyminės pusės nėra sudėlioti procesai, nes kai buvau Amerikoje ir ten buvo, man atrodo, kad taip gana, irgi tai yra pliusų, minusų, aš apie juos nenoriu kalbėti, bet iš valdybos pusės buvo labai aiškos taisyklės. O mes čia Lietuvoje turim kurti, žinot, nėra tokių bendrų standartų, turim išradinėti dviratį kiekvieną mažą įstaigą, esam susiskaldę, konkuruojamės, tokių daug nesąmonių, kurias vargina. Taip. Studijų laikais, ar ne? Jūs vis tiek svajojat, kokiu gydytoju būsite, studijavot, jūs vis tiek turėjot viziją. Ir ar ta vizija, tiek, kiek jūs įsivaizdavot, pasitvirtino? Visiškai nepasitvirtino. Visiškai nepasitvirtino. Aš, kaip sakiau, aš dirbau reanimacijoje ir man visą laiką buvo įdomi turbūt ta reanimacija. Ir kai atsirado skubios medicinos specialybės, aš galbūt nenorėjau į anesteziologiją stoti, nes man ten tiesiog darbas operacinėje, kas be galo prasmingas, man, tiesiog būtų tokioj, galbūt, nežinau, šiek tiek antriniai roliai, tiesiog žiūrint į tą monitorių ir prižiūrint, kad viskas veiktų, man tada tai nebuvo taip labai patraukliai, o reikėjo stoti specialybę, kur būtų ir tas. Kai atsirado skubioji medicina, aš galvoju, kad va čia, žinot, ligonės priimamasis, tai visi serialai, čia mes kraujuos taškysimės, ekstremali situacija, visą kitą, sakau, va čia vat man.
Ir pamačiau, kad yra visiškai toli nuo realybės. Vien dėl tos pačios priežasties, kad sistema nėra sutvarkyta ir kad tu dirbi, šeimos medicina sunkiai veikia, žmonės nepriėmimą. Tai žodžiu, aš kaip gydytojas esu išmokęs labai daug, ir iš akies atitkūnį iškrapštyti, žaizdą sugipsuoti, atgaivink žmogų, nudurti ant pleurą, plauti ir visą kitą. Ir tai tu esi labai naudingas žmonėms, bet aš matau, čia mano dabar tokias mintis, kurias norėsis realizuoti dar vėliau, kitokiam ampluo. Tu esi labai naudingas žmonėms, bet net tame skubios pagalbos skyriuje, koks jis yra dabar. Deja, tai turi nuliūdinti žmonės, bet aš tikrai galbūt nenorėčiau, kad žmonės taip surrealistiškai ten ateitų, jeigu, tie, kurie nenulius šitam klausydami, tai sakys, aš važiuoju. Nes aš esu matęs labai daug pavyzdžių, kai žmonės, kad ir jauni nusivilia, perdega ir po to pasidaro liūdna. Gydytojas jis turi būti, aš dabar pavargęs ir biškai galbūt sargu, bet gydytojas turi spinduliuoti energiją, jis turi spinduliuoti gyvybę, jis turi užvesti, jis yra komandos vadas. Tai čia reikia taip labai rimtai pažiūrėti. Bet tada turi kitoje pusėje būti tie motyvaciniai svertai, dėl ko mane, suprantu, iš pašaukimo tai veža, bet yra tokie dalykai, kur, žinot, kaip jūs sakot, perdegimas ar ne, tiesiog užmuša tave. Motyvaciniai svertai, jeigu yra pašaukimas, jų nereikia, tiesiog kad nebūtų demotyvacinių svertų ir viskas, čia, kad nereiktų tau per prieš sistemą. O jeigu tu esi, tu matai, kad tau rūpi žmogus ir tu nuėmė į skausmą jam, turime atvėrė pūlinį, dar kažką tokio, tave tai motyvuoja. Tiesiog turi būti kuo mažiau demotyvacinių dalykų. Tarkim, čia korupcija, iš kurios mes šnekam ir nešinam. Čia maras yra valstybės, tai žodžiu, bet tai jau bent po truputį su to kovojam. Yra daug gerų dalykų, bet man norėtųsi, kad būtų daug geriau. Mes dabar esam, čia Joniškis sako, Lietuvos pakraštys, ten Šiauliai ir dar kažkas tokio. Bet aš įsijungiu mobilų telefoną ir tampau globalių piliečių. Man visos rekomendacijos yra prieinamos. Visi standartai man prieinami. Mes esame Europos Sąjunga, esame labai nuostabioj valstybėje, mūsų pasas labai mus daug įgalina daryti. Ir aš norėčiau, kad mūsų, viską, ką mes darome, turėtų būti pasaulinio standarto. Kodėl ne? Aš nesuprantu, kodėl ne. Mes esame labai maža biurokratija, iš tikrųjų palyginus su Vokietija ar Kanada, kur ten vienas žmogus negali daug pakeisti. Čia mes esame maža valstybė, čia kiekvienas žmogus labai svarbus yra. Ir manau, kad tiem žmonėm reikia būti įgalinti. O kada nors sakėte, žinot, kaip tame filmukai Natvelės nešė mane į tą galerą? Į mediciną? Į mediciną ne, bet į šitą konkrečią specialybę, tai esu apie tai rimtai pagalvojęs. Taip. O esate labai nusivylęs kažkokiais dalykais, kurie, sakytumėt, viskas, metu ir išvažiuoju į užsienį, žymiai yra geresnės erdvės, didesnės galimybės, bet ne Lietuvoje, ne Šiauliuose, ne Joniškyje. Tai daug kartų buvau nusivylęs, bet po čia atvažiavau, nes radau, kaip mes kalbėjom prieš pokalbį, tą palaikymą iš politiko, iš Italijos Gailiaus, kuris yra toksai pirmas, aš supratau, kad kiek daug priklauso nuo politikos ir, reiškia, tie žmonės, kurie viešam sektoriuje diktuoja taisyklės, jie gali tada keistis, tai labai daug buvo nusivylimų. Labai daug buvo nusivylimų ir jau čia galbūt supyks ant manęs ar universitetų vadovą, jeigu kažkas matys, nežinau. Bet aš manau, kad mes turim nustoti neigti tą skaudžią realybę, nes dėja dalis daktarų vis dar išvažiuoja, labai didelė dalis atsisako sunkaus arba nepatogaus darbo ligoninės ir priėmimo skyriuose ir nueina į patogesnį privatų sektorių, kas nėra visiškai nieko blogo, absoliučiai nėra, čia to žmogaus pasirinkimas ir tai yra tvarkoje. Bet kai mes nesuprantam, kad mes prarasdami tokio skubios pagalbos teikimą, tai skaudės kažkada tais. Tai tų nusivylimų, aš manau, kad yra daug ir tas judėjimas į priekį yra gana lėtas, jeigu atvirai pasakius. Kas nulėmė jūsų apsisprendimą tapti ligoninės vadovu? Jūs gydytojas. Tai sakau, čia atsitiktinai buvo, čia kaip vienuolinė vienos idėjos nesigyvenino, antroji vietoje, taip atrodo, vienai buvo sakoma, kitaip daroma, ir tai buvo priimtas sprendimas, kad vos neišvažiuoti. Kažkur taip visai netyčia taip susitikom su Vitalijumi priėmimo skyriuje, taip tiesiog sakau, pabandykime, aš tai sako, čia reikia pagalbos, čia buvo COVID-as, reikėjo pavaduoto medicinai ir sakau, pabandysiu, kas čia yra, kaimo ligoninė, ką čia reikia sutvarkyti kažką. Ir tada kai apsimenu tą vairą, ir tada vėl čia visų akis buvo, tai va čia Gedinas nestabilus, čia vieną vietą keičia po kitos, ir tada reikėjo tiesiog jau, jeigu kažką pasimenu, padaryti galvą. Tai dėl to, iš ten atėjo sprendimas. Šitais labai norėčiau, kad to nebūtų, bet dėja taip yra. Ir kol kas sekasi, tai džiaugiesi, kad kitiems kolegoms turi sąlygas darbuotis. Ir tiek.
Išskirtinis sprendimas buvo. O šiuo metu jūsų komandoje žmonių yra ligoninėje? Ligoninėje yra 200 darbuotojų. 200 darbuotojų. Kas kartą atvydamas į darbą, apie ką galvojat? Kad saugiai atvažiavau, Šiaulių pagalvoju, kad saugiai atvažiavau ir pagalvojau, kad dar viena diena, kai esu pavargęs, sakai, gal aš norėtųsi pailsėti, o kai esi su jėgom, sakai, vad galėsiu kažką spręsti. Galėsiu, nors daug darbo padarysiu, išeisiu pasitenkinęs savim, tai tas, apie tai turbūt pagalvoju. Bet ar galėtumėt prisiminti ir kai vadovo pradžią? Juk žmonės, žinot, kartais daug metų dirbame, įstaigoje. Ir jie turi savo tradicijas, ar ne? Ir ateina jaunas žmogus, naujas žmogus, pokytis ateinantis, ar ne? Jums buvo sudėtingas? Be galo, sunkus laikas, be galo. Aš tai žinau, tai esu toks kietakaktis, tai aš nepraėjau tam tą kraują, nusivalai ir po to eini į priekį, bet šeimai mano, žmonai, tai čia turbūt niekas nesupras, koks čia buvo sunkus tas laikas. Nes žinau, aš tam visą laiką sėkiu kažkokio ten maksimalios kokybės, dar kažko. O pamatai, kad ne visiems to reikia. Ne visiems visą to reikia, bet yra kažkokie principai. Ten paciento saugumas, paciento tenais sveikata. Ir negali tam principui nusileisti, bet turi tiesiog eiti per jėgą. Tai čia daug priešų pasidaryta, yra daug žmonių atleisti iš darbo, kad pasikeistų kultūra, visą kitą. Bet tokia kaina yra to, kad, pavyzdžiui, Joniškio ligoninė, jeigu mano artimajam tikrai, bet kam, jeigu nereikia reanimacinės pagalbos, tai visiems galiu rekomenduoti čia kreiptis. Nes aš galiu būti tikras dėl saugumo, dėl kokybės, dėl rūpestingumo, visą kitą. Visiems, aišku, būna pervargimo ir visą kitą, čia to nepaneigsi, bet, čia gali džiaugtis, kad yra kažkas sukurta gražaus. Dėl to, pavyzdžiui, kai išvažiuoju iš darbo, aš, pavyzdžiui, žiūriu čia tokia kaip, tam tikrą šventyklą. Rytų tradicijos yra tam tikras pavadinimas karma joga, reiškia, kai žmonės siekia savirealizacijos per darbus. Tai man atrodo, kad čia yra labai daug darbų padaryti ir čia yra žmonės, kurie čia ateina darbą tiesiog pragyventi, yra kiti žmonės, kurie ateina paniurzgėti, nes neturi namie ką veikti, bet yra daug žmonių, kurie, tiesiog, tokius daro labai didelius darbus. Aš radau tokius, žmogus, Joniškyje, tokia, man atrodo, paprastas žmogus, bet didelių įsilavinimų daro tokius didelius darbus. Aš čia galiu pasakyti, kiek aš taigi visą Europą išmarširavau ten su jaunaisiais gydytojais, aš ten ne visą laiką matydavau tose tarptautinėse organizacijose tokių įsikvėpusių žmonių. Tai va. Jūs turit viziją, būdamas vadovu, kaip keisis arba bus tas maksimumas, turbūt sudėtinga yra pasakyti, tobulumui nėra ribų, bet kokią viziją turit ligoniniai? Mano akimis, žinokite, turbūt mes esame iš esmės pasiekę tai, kas turėtų būti. Aš čia radau tokį, kaip krentantį lėktuvą mes jį atstatėme, tai biškai dabar sugrąžinau tą padėtį, kuris turėtų būti, slauga, ambulatorinės paslaugos, dienos chirurgija, viskas taip stabilu. Dabar tikslas turbūt yra tai išlaikyti ir kad kuo daugiau žmonių užsikrėstų norų tobulėti. Nes dabar, jeigu tenais ankstesniais metais buvo labai daug energijos iš manęs ir iš artimiausios komandos, tai yra netvaru, turi kiekvienas padalinio vadovas, kiekvienas darbuotojas turi įsikvėpti to, kad reiškia čia yra vieša įstaiga, čia visų mūsų įstaiga, kuo aš elgsiuosi. Ir mes kalbėjom ten su tam tikrais padaliniais, pavyzdžiui, dienos chirurgija mūsų yra išskirtinai gera ir išskirtinai kokybiška, bet mes esame toli nuo šalių, dėl to reiškia žmonės turi elgtis geriau, meistriškiau ir rūpestingiau, tam, kad konkuruotų su kitom įstaigom, nes čia yra sritis, kur turi konkuruoti dėl pacientų, ne taip, bet skubiai pagalbai. Tai ir čia turbūt žmonės tą supratę, ir aš matau, kad žmonės pasikeitė yra, tai tas turbūt lūkestis yra, kad kiekvienos akys būtų rūpestingos. Manau, kad tai būtų vizija, čia tada būtų pasiekimas. Iš principo galima taip baltai pavydėti joniškiečiams, nes jie yra saugus. Žinot, joniškiečių nuomonės turbūt būna skirtingos, bet kai aš pakalbu su savo šveis, tai jie pavydi, kad Joniškyje yra prieinamos tos paslaugos, kurios jiems nėra prieinamos Šiauliuose. Deja. Kai kurios. Nes, sakykime, jums yra diskomfortas kokiame mieste dirbti, Vilniuje, Kaune, ten, nežinau, tarptautiniai rinkoje, kokioje nors ten institucijoje gydymo, ar Joniškyje, ar tai yra vienodai? Aš kaip sakau, man yra, aš vis dar nesuprantu, kol nebuvo interneto, kol nebuvo socialinių tinklų ir kol informacija buvo pasiekiama tik prestižinėse bibliotekose, kurią turi nueiti fiziškai. Tai žinoma, kad didžiuosiuose centruose ten būdavo geresnė kokybė ir visa kita. Dabar, kai yra visi šitie dalykai susisiekimas ir aš nebesuprantu skirtumo, iš tikrųjų, be žmonių galvose vis dėlto tas skirtumas yra. Tai, kokia, pavyzdžiui, aš matau, kad rajone didžiausia problema yra ta infrastruktūrinė socialinių paslaugų vaikams.
jaunom šeimoms auginti vaikus, bet iš esmės, jeigu čia yra gera darbovietė, nes, kaip ligoninė, tai nėra savarankiškas darinys. Ligoninė yra socialinių paslaugų teikėjai, tai priklauso nuo ekonominių subjektų. Jeigu čia yra gamyklos, pieninės, vištidės, kažką tokio tai gali čia veikti. Tai ir, pavyzdžiui, tokio didžiojo mieste, kaip ten Joniškis kiti, yra tam tikros paslaugos, jeigu tu esi šeimos gydytojas, skubios gydytojas, vidaus gydytojas, ar reanimatologas, chirurgas, tu čia gali dirbti. Bet jeigu tau yra įdomu, ten, tarkim, stenžuoti širdis ar operuoti širdis, tai natūraliai turi dirbti didesnės populiacijos mieste ir tai turi savo pliusų ir savo minusų. Aš manau, kad, pavyzdžiui, jau kalbant tokiam didesniam kontekste, kad žmonės, kurie pasirenka gyventi rajone, vis dar dėja yra diskriminuojami, juos ir kaimiečiais ir visai kitaip vadina, tas man baisiai nepatinka, bet iš tikrųjų jie praranda tam tikras socialinės paslaugas ir turėtų būti kompensuojama kažkaip per mokestinės lengvatas, kad jie galėtų savo daugiau leisti išvažiuoti ir kažkas tokio. Ir tada pas mus, man atrodo, kad technologijos turėtų sunaikinti socialinę atskirtį tarp miestų rajonų, bet aš nematau, kad tai vyksta realiai. Nes mes turim rajonų, kur ten, pavyzdžiui, 70% gyventojų yra daugiau negu 50 metų. Kas tenais bus už 20 metų? Nebent migrantų krizė, žmonės iš ten Bangladešo, Pakistano, visą kitą, nes klimato kaita, vandens, maisto, dirvožemio krizės juos čia atveš. Bet šiaip tais ta rajonų infrastruktūra, mes einant nuo šito klausimų, mes Lietuvoje turime atsakyti, jeigu mes sakom, rajonų gaivinimas ir čia mes trinkeles išklovom, tai čia kaip kapinės atremontuoti. Kas iš tų trinkelių? Nesąmonė. Tu turi sukurti geras darbo vietas, jaunom šeimom atsikraustyti ir kad tų jaunų šeimų atžalos irgi turėtų ką veikti. Kitaip neverta, tada sakykim, skirkim visiems pinigų, atsikraustytų į didmiesčius, tai taip pat šiauriai sustiprėtų, Panevėžiai sustiprėtų ir viskas tvarkoja. Arba, pareikim tokį greitųjų pagalbų tinklą, kad ten tu gali gyventi ten kažkur, bet gausi vis tiek pagalbą. Bet dabar, kai mes sakom, ir ten, taip neveikia. Dabar ta atskirtis vis dar yra dėja. Ir, sakykime, nutinka vieną dieną taip, kad jūs patampate sveikatos ministru. Vizija. Ką jūs darytumėt? Aš pirmiausia žingsnį, kokia jūsų būtų kaip ministro sveikatos. Dabartinėje sistemoje turbūt, kad nenorėčiau tapti, bet jeigu tapti, akivaizdu, pats pirmas žingsnis yra pakeisti finansavimo sistemą, nes nuo to viskas priklauso. Mes Lietuvoje turim sandūrą mąstysenoje, vyresnių ir jaunesnių žmonių. Vyresniai, kurie yra turbūt gimę ir susiformavę iki paauglystės sovietiniai santvarkoje, manau, kad daugelis dar mąsto tais planinės ekonomikos rėžiais, kad valstybė turi užtikrinti, turi būti biudžetas, turi būti užtikrinta, aš mokesčius moku. Tuo tarpu mes atėję į Europos Sąjungą, aš manau, kad lietuviai iš prigimties, kiek aš skaičiau tenais tarpukariniai, mes esam rinkos ekonomikos mąstysena. Europos Sąjungoje pinigai yra dievas, nėra kitų vertybių ir rinkos ekonomika diktuoja, bet reiškia, labai daug problemų kyla to, kad reiškia, čia kažkur yra kvota, kur yra paskirta įstaigai, o žmogus neturi jokių apribojimų, reiškia, jisai gauna siuntimus. Jeigu mes pakeisim tai, kad kokį draudimo polisą aš moku, tiek man siuntimų per metus priklauso, tokių man paslaugų priklauso, staiga viskas harmonizuotųsi. Bet tai yra be galo sunkus dalykas. Tai yra be galo sunkus dalykas, tai būtų politinė savižudybė, bet tai yra labai svarbu padaryti, nes jeigu mes dabar, aš matau, kad vyksta, kad vieša sistema vyra, nepraranda žmonės, nepraranda kompetencijas, privati medicina lygtais auga, bet neauga į kompetenciją, bet į paslaugų kiekį ir jie yra uždėti dirbtiniai apribojimai ir, pavyzdžiui, jeigu tu susirgi vėžiu, tu negali pasirinkti privataus gydymo, tu tiesiog negali pasirinkti. Ir aš tada to nesuprantu, reiškia, kad mes esam tokie, nenusisprendę, kur ar taip darom, ar taip darom ir man atrodo, kad nuo to dėja nukenčia ir žmonės, ir specialistai. Tai va, finansavimo klausimų, čia reikia baigti visas tas filosofijos, pašaukimus, šventa ranka pagydė, visa tam yra tai svarbu, bet sistema turi būti tvari iš esmės, tu turi apžiūrėti finansavimo mechanizmą, o po to kalbėti apie vertybės. Kai mes čia pradėjom kalbėti apie korupciją, pirmiausia buvo sudaryti atlyginimai ir po to buvo pasakyta, hebra, visi ėmė ir čia buvo tokia kultūrinė nuostata. Dabar pasitvarkėm šį dalyką ir dabar stop. Tai va, viskas prasideda nuo finansų. Ir esmė, ar medicina yra viena prie finansus? Ne. Bet viskas turi biznio savyje tą modelį, kad jeigu jis nėra tvarus, ta sistema byra, tai žmonės kažkaip bando apeiti tą sistemą, kažkokios padėkas kišti visą kitą. Ir kol mes to nesutvarkysime, to pamato, tada mūsų bokštai jie visi bus pasivyti. O dabar tas klausimas iš visiškai kito konteksto. Jūs kaip gydytojas, aš gydytojai, jie nemėgsta, jie nori, kad mes būtumėm sveiki. O jūs kaip gydytojas, kaip rūpinatės savimi? Per mažai, to, kad per daug reikia. Ir va čia tą aš turiu minį, kad tai sekina, pavyzdžiui, tas ir sekina,
Bet kai, man labai pasisekė su žmogum, kuris mane myli ir mane rūpinasi, kad man reikia tais dalykais daryti, nes jeigu jo nebūtų, tai aš būčiau turbūt numiręs šitą ligoninę betvarkydamas, tai tikrai reikia daug, čia faktas, nes tai sveikas gydytojas gali įkvėpti kitus. Sveikas gydytojas ir finansinė sistema, aš vėl grįžtu prie to, kad gydytojai gali užsidirbti pas mus tik tada, kai žmonės serga. Tik tada, kai žmonės serga, gali dirbti. Išskyrus vienas skirtumas yra šeimos medicina, kur yra visos apylinkės ir finansavimai. Tai, kad mes turime pakeisti visiškai požiūrį, kad sveikata yra vertybė, kad ir gydytojų reiktų kur kas mažiau, ir švies žmonės apie tai, kada kreiptis į mediką, kada nekreipti žodžiu. Bet mūsų turbūt jau problema yra ta, kad mūsų valstybės sveikata vis dar nėra vertybė. Ne tik mūsų valstybė, daug kur sveikata nėra vertybė. Kaip ir daugelis turbūt kai kurių svarbių sričių, ne tik turbūt medicina ir taip toliau. Tai visgi, psichohigiena, ar ne, kaip Nyčė sako, išsivalykite kaminus, ar ne, nes visko būna labai daug. Tai ką jūs darot, kokia jūsų iškrova yra, ką sportuojat, skaitot, keliaujat? Ne, aš užsiimu jogą ir meditaciją. Aš jogą ir meditaciją užsiimu turbūt jau, 6 ar 8 metai. Tam tikros tos praktikos, kryjos ir be kurių tenais aš turbūt ir jeigu nebūtų žmonos, nebūtų dvasinių praktikų, tai aš turbūt būčiau jau po velėną. Tai man labai norėčiau daugiau pasportuoti, pajudėti, bet tiesiog fiziškai darbų dabar yra per daug ir grįžti jau per daug nusikalęs, bet irgi tam tikras planas yra sudarytas, kaip tai pakeisti. Nes turi būti pavyzdžiui savo vaikui, pirmiausia. Turbūt būčiau, nežinau, nepadaryčiau pokalbio to kokybiško iki pabaigos, tai nepaklausčiau apie patiekalą, nes mūsų mokiniai tikrai nesupras mūsų, ką mėgstate labiausiai. Koks patiekalas skaniausias? Aš nežinau, gal mano padaro tą valgų, labai skaniai padaro. Jūs neišrankus. O jeigu klausiu, ką skaitote? Kokią turi galbūt mylimiausią knygą, tokią žinot, kaip būna kaip patarėjas ar kas nors? Paskaičiau mokslinės ir vadybos knygas klausau, daug klausau podcastų, nes to paties savo dvasinio mokytojo, nes apie ekologiją, o iš esmės labai daug stengiasi klausyti pats savęs, tai užsimerkia, ten daug yra tie atsakymai, nes ką perskaitei knygų yra tik tais mintis, bet kai jeigu tu kažką išjauti savo vidum, tai yra patirtis ir tai suteikia tau aiškumo. Ir pabaigai, koks būtų palinkėjimas mūsų klausytojams žiūrovams? Palinkėjimas būtų turbūt įsiklausyti į save, kad matytum aiškumą ir kad žinotum ką daryti su šitų gyvenimu, nes jisai labai trumpas yra. Ir reikia mėgautis ir džiaugtis kiekviena jo diena, darant kažką prasmingą. Pravers komanda dėkoja Jums už pokalbį ir linkiu labai nuoširdžiai pasirūpinti savimi ir neužmiršti savęs. Ačiū, kad esate. Ačiū už aštrų, išmintingą žodį, kaip visada vis ir kalbate. Ačiū. Dėkoju.